Alai nuteis aukščiausiasis. Brėkštančios naujos dienos rytas neišsklaidė sunkiai suvokiamų Juozo minčių sūkurio. Mintys slėgė ūkanoto rytojaus nežinia, kažko negero nuojauta. Pavalgęs, Juozas nutarė nors neilgam tas varginančias mintis palikti namuose ir įsidėjęs į rankinę mobilų telefoną pakilo. Ir šį kartą jis ketino pasivaikščioti prie miestelio prigludusio pušynėlio takais. Rankinėje sučirškęs telefonas pasakė, kad jo savininkas kažkam yra reikalingas. Kam? Išaušo šeštadienis, taigi poilsio diena net ir nuo skambučių. Ar su ponu Juozu kalbu? Paklausė nepažįstamas sodrus vyriškas balsas. Taip, o jūs kas būsite? Kazys. Gegužės mėnesį jūs lankėtės savo gimtajame kaime ir kartu su mano dėde Martynu statėte kryžių. Taigi skambinu jums dėdės prašymu. Jis nori, kad jūs kuo skubiau atvyktumėte. Kasgi atsitiko, kad esu skubiai kviečiamas? Gal mūsų kryžių kas nuvertė? Ne, ponai Juozai, kryžius stovi, jo niekas neišdrįso paliesti. Atsitiko bėda, dėdė sunkiai susirgo. Ir man atrodo, kad jo dienos suskaičiuotos. Vis dėlto jam jau beveik 90, o paguldė jį infarktas. Vasara jau buvo įpusėjusi, praeitin pametėjusi mokslo metus, tad niekas netrukdė Juozui sėsti už savo golfiuko vairo ir leistis kelionę. Po tų 2 apsilankymų gimtinėje, kai jis su Martynu lankė miškinių išžudytų artimųjų kapus, o paskui statė kryžių, senukas jam tapo labai artimu žmogum ir Juozas bijojo, kad gali nebespėti su juo atsisveikinti. O pavėluoti jis neturėjo teisės, nes jautė, kad Martynas kvietė todėl, kad išeidamas norėjo pasakyti jam kažką labai svarbaus. Po kelių valandų Juozas pasiekė savo skausmo kaimo likučius. Jį didingai pažvelgė jo kryžius, kurio papėdę puošė raudoni gvazdikai. Kasgi juos pasodino ir taip kruopščiai prižiūri, negi pats Martynas. Išgirdęs mašinos variklio burptelėjimą, iš Martyno trobos išėjo kresnas vyriškis. Metė į atvykėlį išblukusių akių žvilgsnį, prieėjęs ištiesė dešinę. Kazys, prisistatė. Džiaugiuosi, kad suskubote atvykti. Dėdė labai silpnas, tad numirti gali bet kuriuo metu. Tai išgirdęs, Juozas paskubėjo Martyno trobos laukuje atverti. Senuką pamatė medinėje lovoje gulintį, prie jo ant savadarbės taburetės susikūprinusi snūduriavo Kazio žmona Rasa. Priėjęs prie lovos Juozas atsiklaupė, lūpomis prisilietė prie raukšlėto senuko rankos. Išgirdo. Gyvas aš dar, Juozu, gyvas. Ačiū tau, kad atvykai. Martynas žvelgė į svečią ašarojančiom akim. Ant languotos pagalvės draikėsi seniai kirpėjo rankos, nematė baltutėliai plaukai. Pone Juozai, palietęs ranką savo žmonos petį, prabilo Kazys. Jūs pabendraukit su dėde, o mudu su Rasa pavažiuosim iki namų. Kai kokius skubius reikalus patvarkysim, vakare sugrįšim. Keliaukit, nėr ko čia mane ganyti, atsiliepė Martynas, o mudu su Juozuku turim apie ką pakalbėti. Kai sutuoktiniai išėjo, Martynas ištiesė rankas, paprašė padėti jam atsisėsti. Atsirėmęs į Juozo pametėtą už nugaros dar vieną pagalvę, pabandė nusišypsoti. Turiu su tavim, Juozuk, šneką be nuosų, tad gerai, kad jiedu iškeliavo, taigi išklausyk, ką senas Martynas prieš savo smertį tau papasakos. Prieš 3 savaičių Martyną netikėtai aplankė pats seniūnas Algirdas Katinas. Aplankė tada, kai senukas kieme darbavosi kirviu, skaldė Kazio parūpintas ir pliauskomis supjautas beržinės malkas. Priėjęs, nelauktas svečias nusispjovė ir prabilo nepasisveikinęs. Vis dar šliaužio į stribę ir nenusibodo, o gal į savo urvą pakviesi, pasidėsim, apie gyvenimą laisvoj Lietuvoj pakalbėsim. Nebuvo su jaunesnioju Katinu Martynas bendravęs, tačiau buvo keletą kartų matęs, tad iškart suprato, kas jį aplankė.
atsakė ateivio tonu. Į urvą nepakviesiu, nes jo niekad neturėjau ir neturiu. O tas urvas, kuriame tavo papūnis tupėjo ir orą gadino, turbūt seniai sugriuvo. O gal jame dabar muziejus įrengtas? Muziejų, kai nudvėsi, tavo urvę įrengsim, kad žmonės žinotų, kokiamis mirdulynės stribai lizdus suko ir stribynę jį pavadinsim. O dabar pasirašyk, kad gavai kvietimą ir nesigalvo kur nors muilą išnešt. Laiku nukeliauk į prokuratūrą. Turėjo Martynas Kazio parūpintą mobilųjį telefoną. Svarbiam reikalui esant paskambindavo sūnėnui, pasikviesdavo. Tačiau pasakyti jam esąs kviečiamas į prokuratūrą nepanoro. Ta diena nuėjęs prie vieškelio mostelėjo pravažiuojančios mašinos vairuotojui, kuris ir nuvežė jį į miestą. Įėjęs į tardytojo kabinetą, pamatė jauną, matyt nesenai iškeptą jo šeimininką. Šis mandagiai paklausinėjo apie senus pokario dalykus, pasakė, kad Martynas yra kaltinamas 50-aisiais dalyvavęs mūšyje Puzninkų miške, kai jo metu buvo nužudyti 3 partizanai. Mūšyje? Nustebo senukas. Mūšis būna tada, kai susiremia du rimti priešų daliniai, o čia vienas milicininkas ir mes, 4 liaudės gynėjai, apsupome prie Puzninkų miško buvusio vienkiemio išraustą bunkerį ir pareikalavome, kad iš jo išlįstų ten tupėję banditai. Ne banditai, tėvuko partizanai, ramiai įsiterpė tardytojas. Patariu nesišvaistyti tokiais žodeliais, dabar ne tie laikai. Ne tie, neištvėrė Martynas. Tu jaunuoli turbūt nežinai, kad tie 3 tame bunkeryje tupėję banditėliai prieš tai ne vieną šeimą buvo išžudę, mažų vaikų nepagailėjo. Pone Gibai, atsilošęs ir įdėmiai pažvelgęs į senuką, pasakė tardytojas. Aš dėkoju jums, kad turėdamas už pečių net 89 metus atvykot pagal kvietimą. Tačiau noriu perspėti jūs, kad šis pokalbis tai tik mūsų bendravimo pradžia. O bendravimas ateityje tikrai nebus lengvas, nes dėl minėtų partizanų nužudimo vieno iš jų sūnaus reikalavimų iškelta baudžiamoji byla, o jūs kaltinamasis. Tuo ir baigėsi pirmas Martyno apsilankimas pas keistu jam pasirodžiusį tardytoją. Jokio tardymo ir nebuvo. Įvyko tik trumpas pokalbis. Pokalbių su jų susitikimą pavadino ir tas gana simpatiškas vaikinas. O kas toliau? O po to pokalbio Martynas susmuko ant prokuratūros laiptų, iš gydytojų ligoninėje sužinojo, kad buvo nukirstas infarkto. Prasivoliojęs palatoje 2 savaitės, išsiprašė į namus. Medikai išleido jį kaip išrašoma anapilin. O jis, užbaigti savo nelengvo gyvenimo kelią, norėjo tik tarp tų sienų, kurios matė, kaip kančiose užgeso jo sūnelių gyvybės. Martynas pasakojo ir Juozas jautė, kad senukas dar daug ko nori jam pasakyti, kol nesugrįžo Kazys su Rasa. Tačiau dar jautė ir tai, kad kalbėjo senukas vis sunkiau. Jį kamavo dusulys ir širdies skausmai. Kad buvau iškviestas į prokuratūrą, truputį patylėjęs vėl prabilo Martynas. Kaziui nesakiau. Neblogas jis vyras, bet jau kito mąstymo, supraskalautas smegeninė. O gal tiesiog sarmatinasi, kad jo dėdė kadaise medžiojo dabar išgarbintus miškinius. Na, o prokuratūroje man daugiau neteks pabuvo, tikrai neteks. Kągi, lai nuteis mane aukščiausiasis. Senukas vėl patylėjo, paskui paprašė vandens, gėrė godžiai, sunkiai alsuodamas, atsipūtęs tarė. Nueik, Juozuk, vieną kambarį, ten spintelės stalčiui rasi raudoną juostelę perrištą ryšulėlį. Pasiimk jį, tame ryšulėlyje rasi tai, kas brangu mums abiems. O kai sugrįž Kazys su Rasa, nuvažiuok į kapines, pažiūrėk, ar neprišiukšlino vėjas ant mūsų artimųjų kapų. Prieš keletą dienų praūžusi vėtra neplenkė kapinių. Ne tik prišiukšlino, bet ir primėtė nuo medžių nudraskytų šakų. Juozas nurinko jas nuo Martyno artimųjų ir saviškių kapų, sušlovė ir sumetė į konteinerį lapus. Storą sausą pušė šaką numetė ir nuo Katino kapo. Laitūno žudikas jie neprislėgtas. Parimojęs,
sėdo važiuoti atgal pas Martyną. Lipant iš mašinos Juozą pasitiko Kazys su Rasa. Pasakė, kad dėdė ką tik numirė. Kryžiaus keliais. Ir atgulė senasis Martynas ten, kur norėjo, greta savo mylimos gyvenimo draugės ir abiejų sūnelių. Atgulė, kaip pasakė mirties patale merdėdamas, stipriai pavėlavęs. O šviežiai supiltą smėlio kauburėlį miestelio kapinėse papuošė tik Juozo ir Kazio su Rasa vainikai ir puokštė raudonų gvazdikų, kuriuos Martynas labai mėgo ir visada sodino mažyčiame darželyje po kambario langais. Martynas prašė nekviesti laidotuvės to kunigo, kuris atsisakė šventinti jo su Juozu pastatyto kryžiaus. Ir išvis, senuko palydos amžinybėn buvo labai kuklios. Pasamdyti darbininkai, atlikę tai, kas jiems priklausė, tuoj pat dingo iš kapinių. O valgyti gedulingų pietų Martyno troboje sėdo tik Juozas, Kazys ir Rasa. Kalba iš pradžių rutuliojasi vangiai, tačiau po to, kai buvo pakeltos kelios taurelės, o Kazys jas tuštino iki dugno su dideliu malonumu, tarp Juozo ir Martyno sūnėno atsirado nors ir trumpas, bet vis dėlto bendravimo pradžią žadantis tiltelis. Kaip gaila, kad dėdė Martynas numirė tuo metu, kai aš buvau į kapines išvykęs, tarė Juozas. Tačiau gerai, kad tai neatsitiko jam vienam būnant, atsiliepė Kazys. Paskutiniai jo žodžiai, kuriuos aš išgirdau, buvo išsaugokit kryžių. Tuo žodžius jis pakartojo keletą kartų. Jūs turbūt suprantat, kokio kryžiaus likimas dėdei rūpėjo, paklausė Juozas. Ko čia nesuprasti? Tik vienas kryžius mirusiam kaime stovi. Ir tas greta dėdės trobos. Ar ne jūs tada jam jį padėjot pastatyti? Statėme mudu, o jūs berods su dėdė pagrindą įbetonavot. O kas tiek daug gvazdikų prie jo pasodino? Jis. Pats pasodino ir pats ravėjo. Ne kartą sakė, kad tas kryžius jam labai brangus. Kaip galvojate, Kazy, kodėl jis prašė išsaugot kryžių? Negi jam gresia koks pavojus? Gresia, pone Juozai. Jūsgi žinot, kad tas kryžius nebuvo pašventintas. O nepašventintas kryžius tai tik medžio gabalas. Na gerai, sakykim, kad čia stovi tik medžio gabalas. Betgi jas niekam nekliudo, tad kame pavojus? Ir tada Juozas išgirdo, kad miestelio bažnyčios klebonėlis, kuris gegužės mėnesį atsisakė šventinti kryžių, nekartą pamokslų metu konį veikė stribą ir bedėvį Martyną, išdrįsusi greta savo lūšnos pastatyti kryžių. Kaip teigia klebonėlis, raudonai ir juodai išdažytas ir nepašventintas kryžius apsėstas piktosios dvasios ir todėl turi būti nuverstas ir sudegintas. Kiek teko nugirsti Kaziui, kunigėlio raginimui pritarė tik kelios davatkėlės, tačiau sunaikinti kryžių, kai stribas nudvės. Jam lyg tai pažadėjo seniūnas, o tai jau ne juokai. Atsakingas pareigas einantis jaunesnysis katinas žodžiais nesisvaido. Manau, vertėtų su to katinu susitikti, išklausęs Kazį tarė Juozas. Katinas dabar atostogauja kažkur išvykęs, be to jis tarybiniais laikais už komjaunuolio nužudymą kalėjime sėdėjo, tad su tokiu veikėju vargu ar jums pavyks rasti bendrą kalbą, juolab jis dabar politinį kalinį vaidina. Na tada aš nuvyksiu pas kunigą, juk reikia ką nors daryti. Kągi, kaip sakoma, Dieve jums padėk. O dar, Kazy, truputį patylėjęs prabilo Juozas, ar jūs neprieštarausite, jeigu aš keletą dienų pagyvensiu dėdės Martyno troboj? Tiesiog noriu ilgiau pakvėpuoti savo gimtojo kaimo oru, susirasti tuos užžėlusius takelius, kuriais kadaise basomis lakščiau. Gerai, pone Juozai, gyvenkit kiek tik norit. Pas kunigėlį Juozas nuvyko netidėliodamas šio svarbaus vizito kitai dienai. Prisistatė.
Aš tas mokytojas, kuris prieš porą mėnesių padėjo Martynui Gibui prie jo namų pastatyti kryžių. Jūs tada atsisakėte jį pašventinti. O aš galvoju, kur man tas žmogus matytas, susiraukė kunigėlis ir pakasė tamsių plaukų kuokštę nuskandintą pakaušį. Prisiminiau. O ko jums dabar iš manęs reikia? Kuo jūs vardu, mielas klebonėlė, švelniai paklausė Juozas. Na, Ričardas, o ką? Kaip gražu čia jūsų šventoriuje ir galingos liepos žiedais pasipuošė. Gal prisėskim ant suolelio, pasikalbėkim. Jūs jaunas, daug ko nežinot, o aš vis dėlto istorijos mokytojas. Na, galim prisėst. Ir kągi man jaunam pasakei žilagalvis istorijos mokytojas? Ir tada Juozas papasakojo klebonėliui istorijas apie savo artimųjų ir Martyno šeimos išžudymą. Papasakojo ir apie kitus Katino žygdarbius, o jo klausytojas visą laiką tylėjo. Tik tada, kai Juozas nutilo, paklausė. O ko jūs galite įrodyti, kad visa tai tiesa? Įrodymai 3 mano ir 3 Martyno Gibo artimųjų kapai miestelio kapinėse. Kapai? Šyptelėjo klebonėlis. Kapų kapinėse keli šimtai. Tai gal visus juose gulinčius išžudė, kaip jūs sakot, pokario partizanai. Apie visus kalbos nėra. Aš jums papasakojau 2 konkrečių šeimų išžudymo istoriją, o jų atminimui pastatėme kryžių, kurį būtina pašventinti. O aš jums, gerbiamasis, dar tada pasakiau, kad kryžiaus su neaiškios kilmės lentelė ir dar juodai raudonai išdažyto nešventinsiu. Pokario partizanai, tarp jų ir Katinas, nekaltų žmonių nežudė. Jie kovojo prieš sovietinius okupantus. Ir jeigu tikrai ir jūsų, ir Gibo šeimas jie išžudė, tai matyt buvo už ką. Ir tai sakote jūs, kunigas, ir nebijote Dievo tokių žodžių tardamas. Šie Juozo klausimai matyt klebonėlį suglumino, nes žaktelės ir paraudės jis tesugebėjo ištarti tik tai, ką jau buvo sakęs. Jūsų kryžiaus aš nešventinsiu. Bijote seniūno? Aš nieko nebijau, kryžiaus nešventinsiu. Na kągi, jeigu taip, susirasiu kitą kunigą. Jis sutiks tai padaryti. Pabandykit. Sugrįžęs Kazio su rasa nerado. Virtuvėje ant stalo aptiko raštelį. Jei reikės pagalbos, skambinkit 8699 ir taip toliau. Diena jau buvo pasvirusi. Antrapus vis dar karščiu alsuojanti saulė ilgino medžių ir jo su Martynu kryžiaus šešėlius. Pastatęs mašiną po ilgašakio klevo kepure, Juozas patraukė link Nemuno ir netrukus priglaudė save ant aukšto kranto. Krūptelėjo, būtent čia, galva į maišą įkišta, anie 2 kojai katinai tada atnešė ir nustūmė vandenin mamytę. Ir tai padarė toje vietoje, kur jis, basas, stengdamasis nekrustelt, gaudydavo kilbukus. Čia ant aukšto kranto esančioje pievutėje 6 metų Juozukas lakstė su Janinute, o kaimo jaunimas joninių proga šoko polkas ir valsus, armonika tampė šlubas, Kriaučius Anzelmas. Tas Kriaučius seniai rado prieglobstį miestelio kapinėse. O kur dingo anų metų jaunimas? Ir kodėl senukui Martynui buvo lemta tapti paskutiniuoju kaimo gyventoju? Atmintin pasibeldė Antano Venclovos eilės. Mano tėviškė mėlyno Nemuno vingis. Tas vingis nors ir nemėlynas, ir Juozo tėviškė išliko. Tačiau jų trypė krauju alsuojančių urvinių kojos, maigė melioratorių techniką, blaškė politinių permainų negandos, palikdamos vėjams draskyti 2 užkaltais langais trobas. O dabar dar ir Martyno suvargusią sodybėlę. O kryžių reikia gelbėti. Nuo šiol jis turi priminti ne tik tą baisią tragediją, bet ir tai, jog čia kadaise krutėjo Lietuvos kaimas. Aręs, šienavęs, dainavęs, mylėjęs. Jo ir Martyno kaimas, jų praeitis. Staiga atmintis Juozui nupiešė tą lyg ir primirštą, dar tarybiniais laikais pravestą pamoką, tiksliau 2 pamokas, kurias aplankė tuometinis jo direktorius Romas. Kalbėjosi jis tada su mokiniais pokario kovų tema, būtent kalbėjosi,
o vaikai bandė lentoje sudėlioti tų baisių kovų priežastis. Nustebino tada netikėta mokinuko Egidijaus replika, prieštaravusi visoms kitoms nuomonėms. Jis tada pasakė, kad tai buvo lietuvių kova prieš rusų okupantus. Neblogas buvo tas Egidijus, tačiau mokinys atsisakė stoti į pionierių ir komjaunimo organizacijas, o baigęs vidurinę mokyklą paprašė Juozo patarimo, kokį gyvenimą kelią jam pasirinkti. Ir vėl vaikinas nustebino mokytoją, nes jo klausimas buvo visai netikėtas. Egidijus norėjo išgirsti, ar auklėtojas pritars jo sprendimui stoti į kunigų seminariją. Nu, jei tave vilioja dvasininko profesija, tai stok, nedvejodamas atsakė Juozas. Ir Egidijus įstojo. Po to jų trumpo pokalbio praėjo aibė metų. Lietuvos gyvenime daug kas pasikeitė. Kurgi Egidijus? Girdėjo Juozas iš jo bendraklasių, kad jis tapo kunigu ir klebonavo kažkur Dzūkijoje. Dzūkijoje? Nutveskė mintis. O gal pabandyti susirast, gal jis sutiks pašventinti kryžių? Juozas pašoko, sugrįžęs į Martyno trobą ketino persirengti, bet susigriebė važiuoti į Alytų tenykščių dvasininkų pagalbą ieškoti Egidijų vakare nėra prasmės, reikia sulaukti rytojaus. O rytojus prasidėjo sėkmingai. Užėjęs Alytuje į kleboniją ir pasakęs Egidijaus pavardę, netrukus važiavo į tą bažnytkaimį, kuriame tikėjosi rasti savo buvusį mokinį. Ir rado. Ir buvo maloniai nustebintas, kai pažinė savo mokytoją, Egidijus vyriškai jį apkabino. Kalbėjosi ilgai. Pirmiausiai prisiminė tolumoje likusius mokykloje praleistus metus. Paskui aptarė nepriklausomybės laikais gimusias problemas. Ir Juozas tyliai pasidžiaugė blaiviu savo mokinio mąstymu. Atsargiai iš tolo Juozas ėmė liesti pakitusio pokario kovų vertinimo temą. Išgirdo. Žinau, mokytojau, aš jūsų tragediją. Suprantu neišdylantį skausmą. Aš ir dabar tas kovas vertinu kaip pasipriešinimą sovietinė okupacija, tačiau niekada nepateisinsiu tada išlieto žiaurumo tos pačios mažytės mūsų tautos atžvilgiu. Ir kaskart, kai esu kviečiama šventinti partizanų atminimui pastatytus kryžius, susimastau, kiekgi jie nekaltų žmonių, net ir vaikų kraujo praliejo. Bet neatsisakai šventinti. Taip, mokytojau. Šventinu tikėdamas, kad kuo daugiau tokių kryžių turėsim, tuo daugiau ir vilčių bus, kad ateityje lietuvis prieš lietuvį ginklo nekels. Ir tada Juozas papasakojo apie juodai raudoną jo su Martynu pastatytą kryžių, apie jam iškilusią grėsmę. Išklausęs Egidijus pasakė. O išeitis paprasta. Reikia pagaminti lentelę, joje parašyti, kada ir kas pašventino kryžių ir prie jo pritvirtinti. Pašventinsiu aš, o paskui aplankysiu tą kleboną, kuris paklusęs seniūnui atsisakė šventinti. Ir praskalausiu jam smegenis. Nebejoju, mokytojau, kad po to niekas neišdrys paliesti jūsų kryžiaus. Nužudytas kaimas. Tas telefono skambutis Romui buvo visiškai netikėtas. Skambinusi Danutė pasakė, kad būrelis buvusių mokinių nori susitikti su savo mokytoju ir direktoriumi ir būtinai toje mokykloje, kurioje mokėsi. Danutė. Pamena Romas tą mergaitę. Pamena ir jos jaunesnę sesutę Vandą. Abidvi jos gyvenusios miškų apsuptame mažyčiame kaimelėje, vargingoje šeimoje, į pamokas atvažiuodavo senačiukais dviračiais, žiemom klampodavo per pusnynus. Sesytės buvo dainingos, net nepamokytos gražiai traukdavo 2 balsais. Bet kada tai buvo? Ogi daugiau kaip prieš 40 metų. Ar pažins jis tas sesutes ir kitus mokinukus? Kuo nudžiugins jį senai nematytas kaimas, kuriame jis vadovavo 8-metei mokyklai? Ir kaip gyvena įvairius nepriklausomybės vėjo optimizavimus patyrusi jo puoselėta mokykla? Jis vis ruošėsi aplankyti tą kaimą ir dabar pabandė suvokti,
Kodėl iki šiol jame nepabuvojo? Nesurado laiko? Ne. Romas gerai žinojo, jog labai norėdamas ką nors nuveikti, laiko tam visada rasi. Tad kame priežastis? O greičiausiai į tame, kad nuvykti į tą kaimą jam neleido negera nuojauta, ar nebus jisai miręs, tiksliau nužudytas. Siaura asfalto juosta nuo miesto iki kaimo. Romas anuomet keliaudavo mažyčių maršrutinių autobusėlių, o skubiam reikalui atsiradus dviračių, kurį nusipirko dar Sibire ir sugebėjo parsigabenti. Buvo atvejų, kai tuos 11 kilometrų tekdavo įveikti ir pešiom. Tai atsitikdavo mieste pavėlavus į paskutinį autobusą. Metas keliauti į mokyklą, kur jo laukia buvę mokiniai. O jie 12. Tačiau pro langą pamatė jį iš mašinos išlipantį, įsirikiuoja antro aukšto koridorėje, pasitinka svečią plojimais. O Romas priėjęs prie mokyklos laukujų pastebi, kad nėra iškabos. Kodėl? Jis pakyla pažįstamais laiptais ir mato būrelį nepažįstamų pagyvenusių žmonių. Tai jo mokiniai. Bet kas jie tokie? Kas tas pražilęs ir tokiais pat pabalusiais ūsais vyriškis? Kas tos pasipuošusios moterys? Visi šypsosi, o Romas, supratęs, kad ne vienas net pažins, prašo prisistatyti, ir išgirdęs vardą, pavardę, džiaugiasi kiekvieną iš jų prisimenantis. Klasėje vaišėmis padengtas stalas. O kur suolai? Išsprūsta Romui. Atsakymas sukelia šiurpą. Suolų seniai jau direktorių nėra, kaip ir mokyklos. Nė pradinės neliko, nes vaikų nėra. Ką? O kaip naudojama šis didžiulis pastatas? Tik iš buvusios klasės patalpa naudojama įvairioms kaimo gyventojų reikmėms, o kitose nyku. Tai štai, kodėl prie laukujų jis neaptiko iškabos. Mokyklos nebėra, o be jos nėra ir kaimo, tikrąja šio žodžio prasme. Ištroškę bendravimo su seniai matytų mokytojų, buvę mokiniai, kalba vienas kitą pertraukdami, o pagrindinė tema – ar pamenat? Daugelį pasakojimų istorijų Romas prisimena, bet išgirsta ir netikėtų. Kai kurie mokinukų pokštai tada taip ir liko tarp jų neatskleisti. Visų vaikai seniai suaugę, dauguma apsipylę anūkais. Kai Romas pradeda klausinėti apie vaikus, patiria eilinį šoką. Beveik visos jo mokinių atžalos pabirusios, o geresnio pragyvenimo lygių viliojančius užsienius. O ką jūs, tėvai, kadaise dainas apie brangę tėviškę dainavę, skambius eilėraščius deklamavę, galvojate? Atsakymai vienodi. O ką čia begalvoti? Juk senai žinoma, kad žuvis ieško kur giliau, o žmogus kur geriau. Kogi galima tikėtis iš pastoviai tarp savęs besirienčių ir savo algas didinančių valdžios atstovų, jeigu jiems nusispjauti tai, kad bėgančių į užsienį laimės ieškoti srautas nemažėja. Ir apie kokį patriotiškumą galima kalbėti? Bandė. Romas pražilusiems savo mokiniams bandė aiškinti, kad valdžią nebūtina mylėti, jos galima ir nekęst, o mylėti reikia savo tėvynę Lietuvą. Tačiau pajuto, kad jo žodžiai pakibo ore. Prie jo priėjusi Danutė pasakė, jog nori pasikalbėti. Romas išgirdo, kad šio susitikimo rengėjai bandė pasirūpinti muziką ir buvo nuėję pas savo mirusių tėvų name gyvenantį buvusį, taip pat anų laikų mokinį Joną, kuris su 2 draugeliais groja taip uždarbiaudamas. Na, ir ką tu man nori pasakyti apie tą muzikantų tapusį Joną, paklausė Romas. O jis pasakė, kad už 2 muzikavimo valandas reiks sumokėti 500 litų, sakė Danutė. Ką? 500? Ir ne mažiau. Žinot, tarp mūsų čia susirinkusių turtuolių nėra, tad mes ir atsisakėm jo paslaugų. Ir teisingai padarėt. O gal, direktoriau, jūs pats pagrosit? Mes akordeoną parūpinome. Būtinai pagrosim. Vos ne iki paryčių vyko bendravimas, kurio metu buvo ir pašokta, ir padainuota, o Romas mielai patampė seniai neimtą į rankas akordeoną ir vis galvojo. Kaipgi atsitiko, kad tuo metu, kai išėjo mokiniai ir susirado jį,
ir susimetė nepigiais gėrimais ir užkandžiai salę padengti. Jonas, taip pat jo mokinys, sutiko ateiti į šį šaunų susitikimą tik norėdamas pinigų pasiplėšti. Išsibučiavę, pasidalinę adresais ir telefonų numeriais, susitikimo dalyviai išsiskirstė tik paryčiais. Išvažiavo kas kur. Šiame kaime ne vienas negyveno. Romas bandė numigti buvusioje mokyklėlėje paruoštoje lovoje, tačiau užplūdusi sugrįžimų banga priešinosi jo ketinimu. Pasivartaliojęs pakilo, išėjo į buvusios mokyklos kiemą, išpešė iš šulinio gylio šalto vandens kibirą, apsiprausė. Atsikratęs nemigo nuovargio, panoro dar kartą pasivaikščioti kadaise pažįstamo kaimo pagrindinę gatvę. Dabar kaimas lyg išmiręs, nors jaučiasi, kad daugumoje namų gyvenama. Bet kas gyvena? Seneliai, kažkieno išradimu vadinamos senjorais. Juokinga, Lietuva tapo ponų ir senjorų šalimi. O ponai ne tik tie, kurie nepriklausomybės aušroje suskubo išmesti komunistų partijos nario bilietus ir prisigrobti to, kas dar vakar priklausė visai tautai, bet ir bedarbiai, atliekų konteinerių turinio tikrintojai, sąvartynų aukso ieškotojai ir centų prašinėtojai. Siaurute gatvele Romas nužingsniavo iki upelio, bet taip ir nesutiko nė vieno žmogaus. Pastovėjęs prie tilto, pasuko atgal, vėl tylos skambesiu nykia gatve. Bet štai galingai ištiesęs sparnus lyg planeris praskriejo gandras. Apsukęs ratą, nutūpė priešais Romą vidury gatvės. Atsigręžęs, metė išdidų šeimininko žvilgsnį, jo valdas užklydusi žmogų rėmė didingai žingsniuoti asfalto likučiais. Romas ėjo iš paskos, lyg paukščio vedamas, negalėdamas jo atsigrožėti. Gandras žingsniavo tuščia gatve link mokyklos, o žmogus, lyg užhipnotizuotas, ėjo jam iš paskos. Priėjęs prie mirusios mokyklos pastato, paukštis dar kartą atsisuko, pažvelgė į savo palydovą protingom akim, paskui grakščiai pašokęs nuplasnojo. Ką jis norėjo pasakyti buvusiam šio pastato šeimininkui? Gal kad laikui bėgant tas pereinamasis laikotarpis į miglotą ateitį užsibaigs sėkmingai ir jauni žmonės nustos į užsienius bėję, jie vėl čia vaikus gimdys ir mokykla atgims? O gal kada nors taip ir bus? Bet kada?